Vaiko paėmimas iš nesaugios aplinkos yra sukrečiantis įvykis visiems dalyvaujantiems tame. Bet svarbu suprasti, kad tėvai gali susigrąžinti vaiką, jeigu tik daro žingsnius, sprendžia savo problemas ir vaikas gali grįžti į šeimą ir toliau sėkmingai augti savo biologinėje šeimoje. Vaikai yra paimami iš nesaugos jiems aplinkos, kai jie auga aplinkoje, kurioje nėra užtikrinami jų poreikiai, ar ne? Tai gali vykti dėl įvairių priežasčių. Gali būti tėvų alkoholizmo problemos, kitos priklausomybės, tai gali būti vaiko nepriežiūra, gali būti tėvų negebėjimas pasirūpinti vaikais dėl tam tikrų priežasčių, tai yra jų sveikatos problemos ar ne, ar kitos priežastys, dėl kurių jie neišsiugdo įgūdžių, kaip vaikais tinkamai rūpintis. Lietuvoje turim gana daug vaikų, ar ne, kurie atsiduria globos sistemoje, ar pas globėjus, ar pas budinčius globotojus, ir visa tai daroma tam, kad vaikai augtų saugiai. Paimtas iš nesaugos aplinkos vaikas įprastai keliauja pas budintį globotoją. Budintis globotojas yra asmuo, kuris yra pasirengęs priimti vaiką, kuriam tuo metu reikia pagalbos į savo šeimą. Jis yra baigęs mokymus ar ne, gavęs įvertinimą, kad jis yra tinkamas, kad jo aplinka yra tinkama ir jo užduotis yra padėti vaikui tuo sunkiu jo laikotarpiu. Visiems tėvams, iš kurių paimamas vaikas, yra siūloma pagalba. Yra tikrai platus pagalbos tinklas, daug specialistų, kurie siekia padėti šeimai, nes visada siekis yra, kad vaikas augtų savo biologinėje šeimoje, jeigu tik tai yra įmanoma. Tai šeima turi bendradarbiauti su specialistais, su kuriais jie dirba, ar ne, vykdyti jiems parengtą pagalbos planą, spręsti savo problemas, spręsti tuos iššūkius, dėl kurių vaikas buvo paimtas iš jų šeimos, ar ne. Ir tai gali būti daug įvairių sprendimo būdų, nes tai priklauso nuo kiekvienos šeimos situacijos, ar ne. Ar reikia gydytis priklausomybės, ar reikia ugdyti tėvystės įgūdžius, ar pritaikyti savo aplinką. Svarbu suprasti, kad tai yra sunkus procesas, ar ne, nes pokyčiai mūsų gyvenime nevyksta lengvai ir nevyksta greitai. O užtikrinant vaiko saugumą yra labai svarbu tvarūs pokyčiai ir ilgalaikiai pokyčiai. Tuomet vertinam, ar šeima padaro tos pokyčius pakankamai esmingus, pakankamai didelius, kad užtikrintų tolimesnį vaiko saugumą ir galėtų gyventi šeimoje su vaiku ir užtikrinti jo augimą, ugdymą ir visą kitą, kas yra reikalinga vaikui augti. Yra šeimų, kurios tikrai labai geranoriškai, ar ne, dirba, bendradarbiauja, lankosi pas specialistus, lankosi grupėse ir siekia savo vaikus susigrąžinti visomis jėgomis. Aš iš tikrųjų tikiu, kad visi tėvai siekia visomis jėgomis susigrąžinti, tik tos mūsų jėgos gali būti skirtingos, mūsų galimybės, ar ne. Ir būna žmonių, kurių požiūris galbūt nesutampa su mūsų valstybės požiūriu, ar ne? Tuomet būna su kai kuriais sunkiau bendradarbiauti, bet kai tėvai nori, bendradarbiauja, siekia, dirba, ar ne, nuosekliai, tai tikrai yra įmanoma susigrąžinti vaikus. Kai vaikas sugrįžta pas biologinius tėvus, įprastai pagalba šeimai yra teikiama toliau, norint užtikrinti tuos tvarius pokyčius, ar ne, kad vaikui sugrįžus šeima vis dar geba išlaikyti tuos pokyčius, pasirūpinti tinkamai vaiku, tam, kad būtų užtikrintas vaiko saugumas. Deja, kartais nutinka taip, kad vaiką paėmus iš nesaugos aplinkos, vėliau tėvams įvykdžius numatytus savo ar ne uždavinius, pasiekus tikslus, įvertinama, kad vaikas gali sugrįžti į šeimą, tačiau po kiek laiko vaikas vėl būna paimamas iš šeimos, iš nesaugos aplinkos. Tai vyksta todėl, kad šeimai nepavyksta išlaikyti tų pokyčių, vėl susidurime su sunkumais ar sugrįžtama prie tų pačių kažkokių tai ydingų gyvenimo būdo patirčių, ar ne, kurios neleidžia vaikui saugiai būti šeimoje. Tai taip nutinka, aišku, siekimybė būtų, kad taip nenutiktų. Tačiau tai yra žmogiška, ar ne, kad mes negalim numatyti, kas bus. Mes specialistai vertina, kaip gali geriausiai
tą tėvų pasiruošimą, tėvų pokyčius, nusiteikimą. Tam yra svarbu labai atsakingai pažiūrėti šį procesą visoms pusėms, tiek tėvams. Labai natūralu, kad tėvai nori kuo greičiau susigrąžinti vaiką. Tačiau svarbu suprasti, kad pokytis šeimoje turi būti tvarus, ilgalaikis ir stiprus, kad vaikui būtų užtikrinta ta saugia aplinka ir kad jis galėtų sėkmingai augti visą savo vaikystę savo šeimoje. Pas mus globos centre esu susidūrusi su vaiku, kuris yra pakeitęs daugiau gyvenamųjų vietų, daugiau šeimų negu pats turi metų. Tai buvo 5 metų vaikas, kuris yra turėjęs 6 globėjus, pas tėvus ar ne pas globėjus. Tai vaikui yra labai sunki patirtis. Vaikas, kuriam tenka keisti gyvenamąją vietą, kuriam tenka keisti savo aplinką daug kartų, jis yra paimamas iš tėvų, vėl jam grąžinamas ir taip kelis kartus, ar ne, toks vaikas netenka saugumo pojūčio. Jam kuo toliau, tuo sunkiau darosi pasitikėti suaugusiais. Gali turėti tai įtakos labai daug jo gyvenimo dalių, ar ne, nes vaikas netenka tokio esminio saugumo pojūčio, vidinio saugumo pojūčio. O tas vidinis saugumo pojūtis yra esminis vaiko augimui, vaiko tobulėjimui, vaiko mokymuisi, vaiko elgesiui, ar ne, tai gali atsirasti įvairių problemų, ar ne, tiek vaiko pasitikėjimo savimi, nepasitikėjimo savimi, mokymosi sunkumai, bendravimo sunkumai, elgesio iššūkiai, tai gali sukelti tikrai labai daug problemų. Tai gali veikti vaiką ir labai greitai, ar ne, nes jeigu vaikas yra jautresnis, anksčiau patyręs daugiau kažkokių tai trauminių patirčių, tai gali paveikti tikrai labai greitai. Kiti vaikai atlaiko tai kažkiek stabiliau, ar ne, jeigu turi tokių vidinių resursų, ar turi aplinkinės pagalbos, saugių artimųjų, ar ne. Nes vaikui yra svarbu išlaikyti kuo daugiau stabilumo, kuo daugiau nuoseklumo, kuo daugiau aiškumo. Tai priklauso nuo to, koks yra visas vaiko gyvenimas, ar ne, kokie yra jo artimieji, kokia yra jo aplinka. Jeigu vaikas turi stiprybę aplink save, kažkokį tai artimą giminaitį, su kuriuo turi saugų ryšį ir kuris net ir paėmus iš šeimos gali toliau su juo bendrauti. Tai yra vaikui toks kaip inkaras tas stabilumo, ar ne, tai gali užtikrinti geresnę vaiko adaptaciją tiek grįžus į šeimą, tiek pas budintį globotoją. Ir tai labai sunku numatyti, ar ne, kaip tai gali paveikti vaiką. Bet kad paveikia, tai tikrai paveikia. Lietuvoje vis dar yra apie 1000 vaikų, kuriems reikia globėjų. Jeigu norite ir galite padėti, labai kviečiu kreiptis į artimiausią globos centrą. Ten sužinosite, kaip galite padėti vaikui ir suteikti jam saugią vaikystę.